Ir 40 gama kūryba, taipogi vadinamas futurizmas, reiškia su Naujojo testamento mistifikacija, pagal kurį įstatymą Dievas sakęs, kad, reiškia, nebijokit dvasinių dovanų ir stebuklų darymo. To nėra Seno testamento aukso veršiai, bet tas įstatymas yra Jėzaus Kristaus palikimas. Tad kurdami mistifikaciją daiktų mes neužbūrim raganom, mes sakom Jėzaus Kristaus vardu. Tadgi mano sukurtas menas pridėjus NFC, reiškia šitą visą išmanųjį, reiškia šitą visą kūrybą, iš esmės gali būti vadinamas futurizmas. Iš tikrųjų gali būti stebuklingas animacijos sovietinės šių laikų futurizmo be KGB, agapės, be Sovietų sąjungos mistifikacija, kuri vadinasi graikų ortodoksų religijos, iš kurios atėjęs ortodoksų pasaulis kaip po viso pasaulio sukūrimas su krikščionybė ir krikščionybės humanizmas nepaneigia mistifikacijų, nei animacijų pasaulio stebuklingo nepaneigęs netgi ateizmas. Tad jokios Vatikano pasmerkimo istorijos nebuvo netgi Twilight mene, kadangi menas yra atskirtas nuo bažnyčios jėgų ir turi 100% teisės nuo 0 iki 10, o reiškia kūrybą pasavinti tokios teisės 38 gama atseit, žydų teisė viską imti, ką randa, yra vadinama nusikalstama byla tarptautinės ir bažnytinės savivalės žmonės šventus deginti vadinama inkvizicijų teatru, o netikras ir nuoširdus Dievu jidiš aukso veršių tikėjimas. Jidiš veršių aukso tikėjimo reiškia iššūdo niekada žmonė neaukštins, negarbins ir nepripažins.